Aš ne, aš galiu Jis neįsižeis. Ne, jokių būdų. Aš puslapį dar vieną, atsiprašau, labai klausimą panašų radom. Ne, jau mane ten jau daug kas ir atstatė, tai čia, ką čia įsižeisi. Tai. Ričardai, ką Remigijus gali tau paaiškinti apie žaidimą, jeigu tu esi pirma Lietuvos raketa? Nes, suprantat, pavyzdžiui, jūs pažiūrėkite tokiam krepšinį. Ne, tai bet kur čia diletantų klausimas yra absoliučių diletantų. Tai, žinai, čia galima vieną pakviesti, galima, mes, pavyzdžiui, pernai metais, tai buvom netgi pasisamdę kartu dar vieną trenerį. Čia kur vasara buvo? Jo, vasara buvo, tarkim, teoretikas yra ekstra klasė. Bet turėjom atstatyti už pusės metų. Mane pažįsta Remigijus gerai, žino, kaip man geriau daryti ir taip toliau. Nu, vėl, sakykime, kur klausia pilietis, kur niuansai įvairūs tokie, nu ne, padaryti kažką tai ir tiek. Ir negalėjom nei treniruotis. Dar turim vieną klausimą labai į temą. Ar būna, kad Remigijus Balžekas užknisa tave juodai? Nu, nemeluok. Ne, aš esu neužknisamas, sakykite. Ne, jeigu norit, kad teisybę pasakyčiau, tai jisai kuklus gal nepatogu sakyti, bet mes jau 10 gal metai, tai per 10 nesam susipykę niekada. O jis raketę sulaužęs kada nors, pavyzdžiui? Kaip vakar Gonza. Tai vakar sulaužė, nėra, blema vakar grįžom. Geriau pradėjo žaisti. Geriau pradėjo šitą paėmę. Žinai, yra įsikrauna žaidėjai iš tikrųjų, bet Vienam geriau, kitam blogiau. baudelę sumokėsi. Kokius 5,000 eurų. 2. Bet jo neįspėjo, o jis yra spėjo. Nesvarbu, Zašo ten čia gražiai tik tai čiukšt, kryžiukai. Sakinas, kur yra sumokėjęs per kazį. O, Jėzus, man. Pagalvojus, kaip pinigų išmės. O tai tu kada ir kur esi sulaužęs? Jisai per metus sulaužo, palauk, kiek sakė rakečių? 400. Jo, kažkas sakė. O kiek tų rakečių per metus sunešioji šiaip? Sudrožiai. Dažniausiai kiek atsiunčia naujų. Nu, bet vat metams. Metams? Rakečių biudžetas. Apie 20-30 rakečių. Stygų komplektų. Stygų komplektų galiu toj pasakyti, jeigu norit. Apie kokius... Nu, apie kiek rulonų. Vienam rulonė telpa apie 20 rakečių, tai kokius 5-4 rulonų. Ne, daugiau turbūt. Dabar dar tos, kur dabar maišytam lošiam, jos biškai trūksta, tai apie kokius iki 10 rulonų. Tai kiek geimų? Kiek? 3 Kiek sunaudojo. geimų užtenka? Tai jau 60 rakečių. Būna Dabar kartais, Jo, šiemet. būna kartais trūksta po poros geimų, kartais būna po seto trūksta, žinai. Labai nuo tempimo priklauso. Ir nuo oro dar daug. O kiek? Poras sąlygas, 26-25. Tai man sekasi daug geriau, sezonų užtenka. Sezonai? Pradėjom kalbėti apie raketės stygas. Kokiom stygom žaidžiat? Tough Breed yra tokios Jonas. stygos. O čia... Maišytos yra sintetinės, išilginės sintetinės, Išilginės sintetinės, o tos skersinės... pusiaus natūralios. Ai, pusiau natūralios. O kaip koks yra skirtumas žaisti vien natūraliom, natūralios sintetinės? Kiekvienam pagal jutimą, jau čia kiekvienas žaidėjas renkasi pas Bet savo. tos natūralios labai greitai trūksta. Kiek kilogramų tam įtempia? 26,5. Natūralios labai, praktiškai prieš kiekvieną mašą reikia pertempt natūralės, nes jos dėl nelaiko tempimo iš esmės. Ir, pavyzdžiui, drėgmė būna, jos nuo drėgmės trūkinėja, paskiau atsileidžia labai stipriai, tai praktiškai reikia keisti ir jos be galo brangios yra. O kas tau pasirūpina prieš mačą, būna užsienį kažkur? Tai Yra tempėjai, prie kiekvienam turnyrė yra tempėjai. Tai pat atiduodi pertempti iš karto. O Federeris kokiom stygom? Jis natūraliom žaidžia. Vien natūraliom? Vien natūraliom. Ne, tenisos formose rašo, kad maišytom liuksulionas ir... Šiandien aš nežinau, gal pradėjo žaisti tokiom maišytom, bet to šiandien natūraliom. Jis prieš kiekvieną mačą, pavyzdžiui, būna pasiruošęs... Jis į metus susitempė, jis man pats sakė 600 rakečių. Praeitais metais 800 susitempė. Bet jis, pavyzdžiui, mačui panaudoja 2 raketės, o būna pasiruošęs apie 10 rakečių mačų. Ir visas atiduoda. Ir net nepažaidęs būna, jis jau kitą mačui persitempė vėl visas naujai. O kiek tų rakečių mašančius? Aš apie 6-5. Nebuvo visos trūkusios per mašą? Buvo vieną kartą.
5 ar 4 prisimenu. Jo, buvo viena diena. Ir man atrodo, viena buvo paskutinė lygus ir atlaikė. Skolinės išvažiuoju. Būna taip, bet kiti skolinasi, jo. Bet turnyro metu nebūna, kad pertempia stygas. Būna, paduodi greitai, bet tas apkrovimas irgi būna nemažas, žinai, kad, pavyzdžiui, 6 aikštėse, jeigu žaidžia, tai, žinai, būna taip, kad pasitaiko, kad keli iš karto paduoda. Tai. Jo, ir vienu metu su tavimi. Bet greitai tie tempia Sumušyti raketės. apie kokį, 15 minučių staigiai rakečių. Staklės geros, elektroninės, žinai, tai labai tiksliai sudėti. Čia visi buvo.